Žiūrėkit, Matkui nosį blusai šoko. Tai visai ne blusa, tai nuostabus kvapas. Ladu, rasagula, sandešas. Ten. Aš su Matku vėjomės vagiai. Vagis? Kur? Ten. Jis pavogė mūsų pietus. Mes taip ilgai įvijomės, kad dabar mirštam iš alkio ir troškulio. Koks sutapimas? Mes kaip tik turime rasagulą ir sandešą. Ir ladu. Matui tikriausiai jau kliedi peralkės, kaip ir aš. O, tik jūs galite mus išgelbėti iš mirties ir bado. Pasidalinkite su mumis. Manai, kad vienas lado rutuliukas jūs išgelbės? Na, gal vienas, gal du. Palauk, ne vieno negausite. Jie skirti Surjapūdžiai, o ne gudriems berniūkščiams gaudantiems išsigalvotą vagą. Surjapūdžia jau šiandien? Esu tikras, kad pilnusis brahmanas, kuris atliks šias apeigas, neprieštaraus. Jeigu kelis rutuliukus suvalgys du alkani berniukai. Žinoma, po apeigų. Grįžta teisus. Jeigu Surjapūdžia atliekama mažoms mergaitėms, tai kodėl negalima pasidalinti dovanomis su mažais berniukais? O gal, Matku, aš užtarsiu už tave žodelį? O kas atliks apeigas? O tu paklaus pas Čandriką ir Prabhavą, o jos dabar kaip tik ieško brahmaną. O tu nesulaikei jų ir dabar mums neteko nei vieno saldumynų. Ką mums vienas saldumynas, jeigu galima gauti visus? Visus? Ei, palauk manęs! Mergaitės taip ruošiasi Surjapūdžiai, kad dabar labai nusivils, jei nerasime brahmaną. Čandrika, žiūrėk, brahmanai eina. Bet du, tikriausiai saulės davai mums padeda. O ar saulės dievai nesupyks ant mūsų Krišna? Mes atliksime apeigas jų garbei, Matku. Jie bus labai patenkinti. Atleiskite, jūs gal brahmanų sūnus? Žinoma. O kokie jūsų vardai ir iš kur jūs? Aš esu Višma Šarma iš Matkuros, mes Gargačerijos pasekėjai. Puiku, tokie brahmanai tikriausiai neatsisakys atlikti reikalingas apeigas. Mes galėtume, aišku, bet mes atliekame apeigas tik vaikams. Surjapūdžia skirta ne mums, o mūsų šeimų mergaitėms. Mergaitėms? Na jau ne. Su mergaitėmis mes neturime nieko bendro, ar ne, Višvadžiai? Niekados. Mes negarbiname jokių moteriškų dievų, tik Surją. Bet mes tik prašome to, kad jūs atliktumėt Surja garbinimo apeigas. O, Surjapūdžia, tada kita kalba, ar ne, mano mokiniai? Taip, tai visiškai keičia reikalą. Būtent, todėl mes su malonumu jums padėsime. Ateikite prie Surja kundų šventyklos,
Atsineškite visas savo dovanas ir mes atliksime apeigas. Eime pradžiuginsime Ragalą, Litą ir Višaką. Mergaitės, tai brahmanas Višvas Šarma iš Mathuros ir jo mokinys. Jie atliks jums Surya Pudžios apeigas. Prašau, sėskitės. Ne taip arti. O dovanas atneškite kuo arčiau. Свастиричам шатьям, свастиричам шатьям, свастиричам шатьям, свастиричам шатьям, мантра наяна падявин, нитрай дван самапаринья, ом нитрагай свага, ом нитрагай свага. Ačiū, mielieji brahmanai. Mes dar niekada negirdėjome tokių nuostabių mantrų. Prašau, priimkite šiuos perlus kaip mūsų padėką. Ne, tai nebūtina. Geriausia dovana brahmanui patenkinti Suriją. Bet mes turime kaip nors jums atsidėkoti. Kitaip, kokiagi čia Pudžia. Kągi, jeigu jūs jau taip norite, mes paimsime truputį ladų. Ir saldešą. O aš nesakiau, kad mano mokytojas dievina rasagulas. Mes būsime labai laimingos, jeigu Surya Pudžia jūs mūsų mergaitėms atliksite kiekvieną mėnesį. Su malonumu, su didžiausiu malonumu. Jaučiausi, kaip pabuvojusi danguje. Niekada nemačiau tokių puikių brahmanų, o aš niekada nemačiau tokių brahmanų, kurie taip mėgtų saldumynus. Gesinkit gaisrą.